Šią dalį prospekto reikės paremontuoti, nes matosi, kad dalis plytelių yra tikrai subyrėjusi. Nebejoju, kad įmonė taisys šitą brotą. Aišku, šitos reikės taip pat suremontuoti, tik tai perkelsim į kitą vietą. Projektuotojai padarė klaidą. Labą dieną. Matau, Teo pasiėmė telefonų būdelės prieš daug metų, o padus paliko. Reikės paprašyti, kad susirinktų. Du gruziniški papročiai Vilniaus miesto centre. Sustoti vidury gatvės ir kalbėtis apie reikalus. Automobilis visur karalius. Parkuojame kur tik papuola. Kai kurie žmonės tiesiog ieško nelaimių gatvėse. Viena iš miesto skulptūrų po vieno iš mūsų miestų tiltų. Kažkada šiame krante buvo prie Vilnelės irklavimo bazė senoji. Reikėtų atnaujinti, būtų gražu, kad Vilniaus mieste upėje irkluotojai galėtų ir profesionalus, ir mėgėjai parkluoti. Taigi, tvarkysim šitą bazę. Čia vyrukai akivaizdžiai pažeidinėja viešąją tvarką. Na kągi, pirmą kartą perspėsim. Sveiki. Gyvi. Kaip sekasi? Mums sekasi, žinai kaip. Aš pasakysiu, kad mes visi tarpusavį turim santykių. Santykių? Jo. Bet ar žinot, kad santykiauti tarpusavėje viešoje vietoje? Jo, tipo gerai, ne? Nu, tipo gerės. Nu gerai, tai šitą tik taip sutarėm, gerai. Gerai, mes. Taip, žvejoja Nerija.